Per pastaruosius 6 metus pravedžiau virš 3000 finansinių konsultacijų. Ne vienam padėjau pasiekti savo svajonių, padrąsinau investuoti. Tačiau yra tokių žmonių, kurie net ir susimokėjo už edukacinės konsultacijas apie investavimą, kurie dalyvavo 2 mėnesius praktinėse dirbtuvėse apie pinigus, tiek niekaip nesusidraugauja su pinigais. Atrodo, atiduodu tiek daug savo žinių ir patirties, bet vis tiek ne visi pradeda investuoti. Ir man galvoje vis tas pats klausimas, kodėl ne visi siekia to, ko jie patys nori. Ir visiškai netikėtai, žygio metu po Norvegijos kalnus, man toptelėjo mintis, būsiu finansų astrologė ir pažiūrėsiu į tai iš giliau. Nedelsiant susiradau astrologijos mokyklą, po kiekvienos pamokos taikiau savo žinias jau su draugais, su artimaisiais. Ir noriu pasakyti, astrologija tai nėra burtai. Astrologija tai duoda kryptį, kur žmogus turi eiti, ką jam reikia atlikti ir kada geriausia tai padaryti. Tai tarsi instrukcija atrasti savo vidinę laimę. Tad prašau nenustebti, kai mano paskyroje rasi ne tik finansinius patarimus, bet taip pat bus ir astrologijos. Mano patirtis konsultavime bus papildyta ir astrologinėmis žiniomis. Pasek mane, jeigu nori nepraleisti daugiau naudingos informacijos.